Šiandien yra birželio 8 diena. Pirmasis vasaros stovyklavimas. Plaukiu į vieną iš Lokesų ežere esančių salų. Vėliau prie manęs prisijungs mano draugas su savadarbė baidarė. Bus įdomu pažiūrėti, kas ten per aparatas ir kaip jis yra padarytas. Planuoju šiek tiek pažvejoti. Jei ką nors pagausiu, išsivirsim žuvienę, padeginsim laužą, pakabėsim hamakose. Pavadinkim tai vasaros sezono atidarymu. Gerai, o dabar yra salos aprodimo kadras. Aš čia išsilaipinau. Pati sala atrodo va taip, daug medžių, daug vietų pakabint hamaką. Kažkas yra rimtą laužavietę padarę. Ir aš praeitą kartą, kai išsilaipinau, buvau suradęs tokį gražų paplūdimiuką smėliuotą, kuriame galima maudytis. Vat, man atrodo, jisai čia ir yra. Skaidrus vanduo, smėliuotas krantas. Bus galima pūkštelti. Nors dabar pūkštelti visai nesinori, nes yra labai vėjuota. Pirmas dalykas, kokį padarysiu, tai pasikabinsiu tarpą, nes čia tai saulė, tai kažkokie debesėliai, tai kažkoks purkšteli lietutis. Jeigu pradėtų lyt, turėsiu kažkokią vietą pasislėpti ir paslėpti daiktus, kad nesušlaptų. Tokią išsirinkau vietelę. Tarp šitų medžių pasidarysiu tarpą, pasikabinsiu hamaką. Čia atradau nukritusi, sudžiūvusi, man atrodo, ąžuolą. Naktį malkų tikrai nepritrūks. Einu dabar jau tikrai kabinti tarpą. Čia video medžiagai gavosi tarpas, nes kažkur per porą metų praganiau su 300 kamera filmuotus tarpo kabinimo kadrus. Nu viskas, jau dabar gali lyti. Mano daiktai yra saugiai po tarpu. Čia aš ir kabinsiu savo hamaką. Dabar einu paieškosiu kažkokios vietos, kur galima pažvejot ir palaukti, kol atplauks Aurimas. Ir šiaip pasivaikščiosiu pirmą kartą po šitą salą. Čia yra daug tokių milžiniškų ąžuolų. Stosi šalia jo, palygintumėt mūsų storius. Įdomu, ar yra koks nors patogus priėjimas prie vandens. Ten, kur aš įsilaipinau, yra patogus, bet ten yra labai seklu. Yra, pavyzdžiui, toks, bet čia nepažvėjosi turbūt. Einam toliau. Va čia toks užpelkėjęs kraštas, bet atrodo, kad kitoj pusėje yra visai sausa ir liktais yra priėjimas prie vandens. Pavyko. Oho. Turim tokią duobę. Man atrodo, kad radau visai neblogą vietelę. Va čia tiesiog prisėsiu, ant krūmelių meškerę. Ten užmetu. Čia sėdžiu, valgau, laukiu draugelę. Einu pasiimt dalykų. Viską susirinkau. Dabar tik belieka rasti, kaip nueiti į tą vietą, kurią buvau radęs. Labai komplikuota. Jau čia taip įvariau, kad nebeaišku, kur čia man eiti. Jau beveik matau savo vietą. Hop! Pagaliau. Nu, kad dabar kokia mažytė žuvelė pakibintų, būtų viskas tobula. Skambino Aurimas, kad jau atplaukė. Aš tikėjausi, kad jis plauks pro mane, bet aš netyčia jam pasakiau plaukti ne pro tą salos pusę. Sakė, kad jo savadarbį baidarė leidžia. Kur čia plaukėt? Plauksim dviese ant supo kartu? Ne. Savo sausamis. O tai tau čia pribėgo ar tau leidžia? Man atrodo leidžia. Bet atrodo labai kietai. Papasakok trumpai, kaip tu ją pasidarei, iš ko? Nes aš tai net nesuprantu, aš matau, bet aš nesuprantu, kas čia yra. Yra fanierus lakštai. Keturi lakštai. Tam čia pieno dalis. Dvi vienodas su pačioj ir vienodas su viršuj. Tada paimta medžiaga kažkokia. Jinai yra neperšlampama? Nu, jinai kaip ir peršlampama. Aš dar tepiau ten su visokiais. Dabar net nepamenu, prieš 3 metus dariau. Tepiau su kažkokiu ten skysčiu, guma kaip ir. O dabar mėginau su mastika tepti, čia kur būna izoliuoti tiem visiems. Tai jinai tiesiog susiskleidžia, ne? Jeigu tu išimi tas detalės, tu ją kažkaip gali suskleisti. Yra dvi tokios detalės. Įsistato ir jinai tada pasidaro plokščia. Ir tada, kadangi dar čia yra per vidurį medžiaga,
Jis dar taip susyvė. Tai tipo ketvirtadalis iš esmės gaunasi, ne toksai. Kur čia įsikūrė ten, ne? Nu, aš toliau biškai įsikūriau, nes labai vėjuota buvo, bent jau aš kai buvau, tai kažkaip toliau pavariau. Toksai visiškai... Jo, jas stealth. Einu savo meškerę palikau, čia jau bus prikybę žuvų. Kur mano plūdė? Turim žolę. Teks eit atkabint. Čia atrodo negilu, bet iš tiesų tai čia yra belenkiek dumblo. Žvejyba vyksta toliau. Ne, aš čia darau dio. Žvejyba darai kaip aš mišką, tu uždėk netyčia. O jas. Žodžiu, Aurimas labai saugiai darosi vakarienę. Pasimečiau, buvau susigalvojęs, ką sakyti, bet pamačiau degantį mišką ir... Žodžiu, žvejojam toliau. Žuvų kol kas turim 0, įkybusių į meškerių turim jau 2. Aš tai gaudau šarą, tuoj pagausiu šarą. O, kimba. O, pagau. A few moments later. Ganėtinai įspūdingas dydis, ešeriukas. Tramsajamo, ne čia kažkur? Aš tai manau, čia labai legendary. Nu, jisai šiek tiek didesnis, nei man yra apie 2,5, tai manau, kad tramsajamo žuvelė. Aš nežinau, ar tilps į šitą terbą, pabandysim įdėti. Sunkiai telpa, bet kažkaip sugrūdau. Aš tai sakau, tu durns esi. Ne, žuvieniai reikia žuvies. Pagaliau bus tikra žuvienė su žuvim. Žvejojam toliau. Manau, kad pagausim dar bent vieną tokią tramcemų. Panašu, kad šiandien vieną gerą pagavom. Dar gal užmesim prie stovyklavietės. Kaip manai, gal reikia per 2 kartus iš tikrųjų. Nebūtų tokios didelės žuvies, sakyčiau, kad nusinešim viską per vieną kartą, bet manau, kad reikia per 2 kartus. Aurimas, kol aš žvejojau, hamaką pasiruošė ir daug kiečiau nei aš pasikabino tentą. Lis, ne? Nes jeigu lis, taip Mano daugiau toks. užsidengia. Nebus, kad labai ilgai išeis man pažvejot, nes visai šaltas vanduo. Nesu žvejys, bet tai, ką tu darai, yra juokinga. Tu ten mėgini mesti, kur tas paukštis ištraukia žuvį. Jo, bet įmečiau tiesiog į krantą. Tai panašu, kad šiandieno žvejyba baigėsi tuo vienu rimtu ešeriu. Aurimas, matau, jau pakūręs laužiuką. Eisim virt žuvienės. Smooth. Dabar, kai nurimęs vanduo, matosi, kad ežeras yra belenkokio skaidrumo. Wow. Darysim trikojį, kad galėtume virti žuvienę su ta didelė žuvim, kurią pagavom. Gali būti, kad aš save tiesiog prisirišiu prie šitų pagalių. Labai blogai sekasi. Pamatysim, kaip raganis dega. Matai? Laužas netgi laukia tavęs. Nu, palauk, čia geriau šitą daryti yra ne ant laužo. Taip, kažkaip čia pareguliuosim, tipo aukščiau, žemiau. Kaip man ir išlaikys su litru vandens? Išlaikys, manau. Gerai, reikia atgamint toliau. O savo žuvį atsinešiai? Taip, savo, žuvį atsinešiau, taip. Ne iš parduotuvės, žinoma. Ne, tai mes iš parduotuvės net nevalgysim, mes tai valgysim, ką pagavom ir ką pririnkom laukia, vat morkų čia buvo. Gerai, palauk, kaip dabar tas morkas reikia dar nuplauti, aš jas plovau, bet reikia dar nuplauti turbūt. O kam? Ar manai tiesiog? Tai jeigu tu jas plovai, tai ką? Bet jau žemėtas. Tai kaip tu plovai? Aišku, būtų daug lengviau buvę, jeigu aš būčiau pasiėmęs, ką įdėti jas išplautas, bet tiesiog dabar laikysiu taip kišenėse. Gali dėti burną. Teks kažkaip kažkuria vieną teks dėti. Ką? Nieko, kai tu laikai, tai seilės neturi kur dėtis, tai visa bulvė bus, tai seilėm nutekėjimo jau matau lašą. Taigi išvirs. Išvirs, ugnis sunaikins mano. Aš nieko ir nesakau, man tai tinka. Kaip manai, taip tipo gal užteks ar nuskusias normaliai? Ano, galu, pravaryk, čia šviežias, ne? Ne. Ne. Aš net nežinau, ne, turbūt ne, kažkaip jas pas mane šaldytuvė buvo... Ne iš ūkio pas save, aišku, ta prasme. Man atrodo, kad čia yra naminės bulvės, bet galimai čia dar pernai metų. Duotų man per rankas mama už tokį skutimą bulvę. Tai gal ir duos, vis tiek video pasižiūrė, turbūt, ne? Tikiuosi ne.
O laikais tai tą bulvę Vertindavo. vertindavo, kiekvienai maldą pasakydavo. Jeigu būsim alkani, tai žinosim dar kur ką yra valgyti. O ką, vandenį tai mes ėmam tiesiog iš čia, ne? Aš manau, jo, vis tiek virsim. Kas blogiausia, atsipais, ta? Nutryda. Nu tai... Ne kartą buvo. Rodyk, čia tilpsta žuvis? Nu, nelabai tai buvo. Nubėgs vanduo. Nubėgs vanduo tiesiog. Kaip čia prašiau padaryti? Reikia tiesiog tai perpjau turbūt. Sustabdyk mane, jei manai, kad tai yra blogai. Mano stabdymai neveikia. Aš sakiau tą žuvį paleist. Magiškieji kubeliai. Einam darinėt grobio. Čia. Kas ten? Kažkas, man atrodo, žinok, vaikšto ten. Gal ten kitam krantą? Nu jau kaip ir išdarinėjau. Visai nieko atrodo. Galima dėti į sriubą. Hop. Lysk į puodą, nu. Kažkaip tu kankini tas žuvis, man. Aš nekenčiu žuvų. Laikas baigti šitą patiekalą. Irgi nebus labai lengva. Man atrodo, jau tuoj gal užvirs ir gali, manau, valgyti. Procesas baigtas. Nu, ai, nu, čia taip. O, žiūrėk, ir pasidalins lašišą, ne? Super. Gerai, pasiruošęs? Ne. Tai susitariam, ką darom. Aš sakau, o... Ne, aš tai valgau, tu sugalvo, ką čia tau sakyti. Ne, aš sakau, tai tipo ragaujam, skanu. Ir baigiam. Aš irgi turiu sakyti, skanu. Nu, ragaujam? Kodėl? Taigi normaliai buvo, nu. The next day. Dabar yra jau pusė 11 ir panašu, kad mes esame įstrigę čia saloje savo hamakose, nes labai lyja. Metus baigėsi. Galima pusryčiaut ir pakuoti daiktus. Vakar dar nepafilmavau savo irštvos. Tai bent dabar parodysiu. Čia tiesiog yra hamakas su tinkliuku. Ir kėdė drabužiams kaip namie. Ir panašiai gavosi kaip su grietinėlė. Panašiai. Toksai nėra labai vasariškas oras, ne šiandien? Aš dar kol kas kapišono nebuvau nuo ryto nusiėmęs. Pasidėt šitą. Šiukšlių minimaliai įsivežam. Tai ir mes dar čia paėmėm tų kažkokių rastų dalykų, tai... Gerai, kad paėmėm šitą, nebūtų buvę kur laikytos žuvies didelės. Gerai, aš turbūt jau pasiruošęs. Viskas, kelionė baigta. Kaip visada, jei pažiūrėjote iki čia, padėkit laiką, pasubscribinkit. Vasarą nuotykių bus daugiau. Let's make Perkūn great again.